turi Jaivoną Greivsą prie savęs, čia tikrai gali būti pranašumų Žalgirio pusės. Labai įdomus ir plakatai kyla abiejų aktyviausių sirgalių tribūnose. Čia pirmieji. Lygina 3 taškais. Volosas sudėtingas perdavimas, ten vilniečiai laukia tokio scenarijaus, čia Sirvydis laukia kamuolio ties aikštės vidurių, kiekybinis pranašumas ir Lauryno. Volosas 2-2. Edgaras Ulanovas sugeba palikti savo už nugaros Zevėlą flagą ir pelnyti 2 taškus su Steveno Inoko pražanga. Arčiau link krepšio, matome, kad flagas praleidžia jį stiprią kairę ranką. Metų finalo serija kol kas šis vakaras klostosi absoliučiai priešingai. Masiulis ima kamuolį puolime, varžovai išmuša kamuolį iš jo rankų, galiausiai kamuolys Butkevičiaus. Dispozicijoje perdavimas Mičelui, Mičelas suranda Ulanovą, Ulanovas atgal Mičelui, Mičelas šokdino varžovą. 2 taškai greitoje atakoje. Vilniečiams labai daug padirbėti iki pergalės. Čia paskutinė jų ataka, 10 sekundžių. Jaivonas Greivsas su kamuoliu. Daug užtvarų be kamuolio, Greivsas veržiasi, blokas iš Arno Butkevičiaus. Francisko gražiai tarp kelių varžovų ir čia fiksuojama pražanga. Kamuolys pašakinėjęs ant lanko, krenta vidun. Sėkmės. Čia matome labai aukštai pastatytą Bryanto Dunstono užtvarą. Būtent tai ir leidžia. Žalgiris Sirvydį ant parketo meta vietoj Giedraičio. Čia Dunstonas. Bryantas Dunstonas. Jeigu Žalgiriui reikia kažkokios... Ir vis dar yra 3 komandinės pražangos. Krekenavos, kai norisi mėsos, vyriausias lygos krepšininkas. Reikia pagaliau taip pat sužaisti geras rungtynes. Galbūt būtent šį vakarą. Dar vienas geras Dunstono epizodas. Į kairę pusę, iki galo. Atrodo, kad Žalgiris bando kuo daugiau atakuoti Steveną Inaką, bet apart to Dunstono atėjimo daugiau jokių epizodų nebuvo labai gražių. Ir vėl Francisko greitis sukuria dar vieną šansą Bryantui. Jau sezone, jeigu būtų pas Greivsas, ima demonstruoti gyvybės ženklus. 8 jau pelnytas taškas. Dunstonas po krepšių, pražanga ir 2 taškai. Išlaukia varžovo. Matome, Dunstonas lieka praktiškai vienas po krepšių prieš Margį Normą. Iš pirmosios eilės palydi šį metimą. Na taip, akimis sekė veiksmą, bet nedaugiau. Tačiau Smailagičius atsako 3 į tubelio 2. Kad pranašumas tirpsta iki 11 taškų. Dar kartą Smailagičiaus 3 taškas ir čia vandens pertraukėlė. Perdavimai, kurie nebuvo paruošti ir nebuvo tikslūs. Čia Volosas vėl prieš Gytį Masiulį 1-1. Šį kartą 2 taškai su pražanga. Tikrai nėra jo stipriausia pusė. Padaro išvadas, šį kartą eina arčiau krepšio. Ir galimybė pelnyti 3 taškus nuo baudų metimo linijos. Daugiau negu 100. Rungtynėse praleido aikštelėje daugiausiai laiko. Vėl ieško Dunstono žalgiriečiai. Dunstonas prieš Inoką. Patirtis prieš vis dar maksimali intriga Vilniuje. Matysim kokia ta intriga. Dunstonas pataiko 2 baudas ir skirtumas tik 10 taškų. Ir taip, Francisko apiplėšia Paliukėną. Išvengia kontakto, pelno taškus Giedriaus Žibėno vandens pertraukėlė nedelsiant. Nesta Francisko išmuštas kamuolys be pražangos. Ir įsiveržęs į baudos aikštelę prancūzas mažina skirtumą iki jau vos 8 taškų. Plius 12 ryto. Francisko 2-2 su Dunstonu. Keičiasi perdami su Ulanovu. Francisko. Greivsas prisiklijavęs prie prancūzų. Ulanovas po pagavimo meta taikliai iš toli. Ulanovas turi daug mažesnį arčią į kaulą. Rytas neturi komandinių pražangų. Ulanovas šokdina kaulą ir padeda kamuolį ant lėkštutės Bryantui Dunstonui. 73. Kauno Žalgiris buvo sudėtingas, bet neprastas, bet Žalgiris Francisko rankomis mažina skirtumą iki 5, o baudos metimų galės jį sumažinti. Kosminis greitis, na tiesiog pažiūrėkite, koks krypties keitimas, nepaisant pražangos, išlaiko balansą. Gytis skaito taškus ir... Arnu Butkevičiumi. Greivsas prižiūri Francisko. Ulanovas iš toli. Edgaras Ulanovas. 88-86. Dens pertraukėlė. Tai ir yra LKL klasiko. Tai ir yra derbis